Thank you very much indeed. On behalf of Green Group, Deputy Bronis Ropė. 2 minutes, please take the floor. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Noriu padėkoti ponui Tarabellai, šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir konsultacijas dokumento rengimo procese. Nors negaliu dėkoti už pilną įsiklausymą ir į kitų frakcijų pastabas, reikia pripažinti, kad pats dokumentas yra neblogai parengtas. Jame atspindimas poreikis tęsti ir efektyvinti moksleivių sveiko maitinimo ir švietimo apie jį veiklą, sujungiant dvi ankstesnes programas į vieną, atspindi ir svarbus Europos regionų komiteto pasiūlymai. Kartu apgailestaudamas turiu pripažinti, kad dėl kai kurių geriausiu atveju abejotinų pranešimo aspektų mums žaliesiems teko pateikti 7 pakeitimų ir noriu svarbiausius iš jų paminėti. Dėl skonio stipriklių arba medžiagų E620, 650 uždraudimo. Kaip žinia, tokie maistiniai priedai, kaip mononatrio gliutamatas E621 skatina priklausomybę, aukštą kraujo spaudimą ir antsvorį, tame tarpe ir vaikų. Kodėl gerbiamas pranešėjas nori mūsų vaikus už ES lėšas maitinti nesveikais cheminiais priedais, tikrai nežinau. Dėl viešinimo taisyklių. Šiuo metu visos mokyklos, kurios dalyvauja programai, tai viešina. Tačiau pranešėjas siūlo sukurti privalomus standartus, iškabinti plakatus prie mokyklų durų ir panašiai. Kam to reikia, negaliu suprasti. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad programa nėra itin didelė. Daugelį valstybių narių joje dalyvauja mažiau nei pusė mokyklų. Todėl pagalvokime, ar mes galime sau leisti prabangą finansuoti tik vienai šaliai būdingo šokoladinio pieno tiekimo, leisti didelės ir fiksuotas sumas programos viešinimui. Todėl siūlau paremti mūsų pakeitimus numeris 50, 56 ir ypač atmesti pakeitimus 11, 32, 37, 45 ir 49. Ačiū už dėmesį. Thank you. On behalf of EFDD Group, Onorevole Marco Zullo, 2 minuti e mezzo. Prego. Grazie Presidente e grazie soprattutto al relatore Tarabella che ha dimostrato grande capacità di sintesi e soprattutto per la caparbietà con cui